Labadiena, jaunimas, ko vėluojam? Nepatikėsit, žinokit, kažkokias mandavoškas buvo užpuolu čia. Tu čia šneki nesąmonės. Vot, ko šitas darbas man patinka, kad praktiškai kiekvienas iš jūsų esat prie bajerio. Turiu labai gerą idėją jums visiems. Steikit savo koncertų renginių organizavimo firmą ir važinėkit gastroliuodami po Lietuvą. Jūs ir žmonės gerai pralinksminsit ir užsidirbsit labai gerai. Nu. Šitoj valstybei nieks neužsidirbo ir neužsidirbs. Užtat visą laiką ir kartu, kad tik prie Ruso buvo labai gerai gyventi. Jo, vodkė tada kainavo 4 rublius, o alus, jeigu žigulinis, tik tais 33 kapeikas. Va. Tu senas žopa, atsiprašant. Tai jeigu tau tai prie tarybų valdžios buvo gerai, tai kūliš tu jos neginiai? Nu, tai gal dar Burokevičiui nunešk su choriu ar duonos žiauberę. Ir šiknai išlaižyk jam Burokevičiui. Nu, alus mėžinis, jeigu jo būdavo, jis 50 kapeikų su bonka kainavo. Bet dažniausiai nebūdavo jo. Vyrai, čia yra darbo birža. O darbo birža yra tas pats, kas bažnyčia. Todėl prašau gerbti vienas kito įsitikinimus. Aš jums noriu pasakyti, kad kaip kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys, taip kiekvienas bedarbis yra istorijos kūrinys. O kadangi aš ant jūsų visų čia pastatytas kaip koks piemuo, tai todėl aš labai norėčiau jums pasakyti, kad nei senimo, nei jaunimo aš skriausti jums neleisiu. Ar aišku? Ar norėjot kažką pasakyti? Nu, tu tak, norėjau. Ką tu norėjai pasakyti? Ką tu norėjai pasakyti, aš tavęs klausiu? Ką tu pastoviai nori pasakyti? Nu, tu tak. Ką tu nori pasakyti man? Ką tu nori man pasakyti? Tu nori man kažką pasakyti? Ar tu nori man kažką pasakyti? Piskit ją į galvą. Tai patylėk tada! Nori pasakyti! Žodžiu, toks darbas beveik akademinis. Vilniaus dailės akademijai reikia 2 pozuotojų. Darbas yra sunkus, alinantis, nelengvas ir psichologiškai, ir dvasiškai. Nes reikia labai ilgai stovėti vienoje pozoje. Su erekcija ar be? Visaip. Ir su erekcija. O, tai čia mums labai gerai tinka. Kas ten jūsų ant avilių prieglaudos? Seniai jūsų kriošia. Debilai pasižiūrėkite veidrodį, kaip atrodo. Nu, kas yra, kaip jie atrodo? Ant tų senų kaulų man gaila guašo būtų tokiems debilams paišytis. Kažkas nešti. Jamam šitą darbą. Mes jamam, ponas direktorius, šitą darbą. Pakasysiu, biškit. Pakasykit, direktorius. Jamam šitą garbingą darbą. Leonardo da Vinčio plunksnos vertą darbą. Da Vinčio kodo darbą. Aš moku vaizduoti 8 galūnėm žmogų su pimpalo apskritime. Tai gal, nu, teiki malonu. Nespauskit manęs.